skaitau žurnalus, knygas, kuriuos perskaitė vaikai atėję. Važiuoju namo. Ilsiuosi ir džiaugiuosi, galėdama pailsėti. Taisau jūsų sąskrydžių. Ruošiuosi pamokoms kitai dienai ir užsiimu savo mėgstamą veiklą. Sėdu prie mokyklinių reikalų, o po mokyklinių reikalų keliauju namo. Sakyčiau tie, kad jie nenori kažko sužinoti, išmokti daugiau. Jie įsivaizduoja, kad viską žino. Nesąžiningumas. Bėgimas iš pamokų. Nemandagumas. Nenorėjimas mokytis. Neatsakingumas ir prastas pamokų lankymas. Mergaitėm 10-okės. Visi geba mokytis. Galbūt tik tai truputėlį kai kurie berniukai. Trūksta jiem noro. Visiems. Negaliu išskirti labai smarkiai. 20 visiems dar trūksta. Čia 10-okai yra visi šaunuoliai. Labai sportiški, aš nežinau net ką pasakyti. Tiesiog savo vietai. Sutvardau save, nesistengiu būti pikta. Šaukiu. Manyčiau, kad reikėtų klausti mokinių. Manyčiau, kad nešaukiu, bet varuosi. Nieko nedarau. Kelias sekundes ramiai pabūnu. Visada galime pavalgyti. Teko pabuvoti ir nežinau, nieko pasakyti Negaliu nieko pasakyti. Dar reikėtų trupučiuką moteriškų rankų. Tiesą pasakius, ten viduje net nesidarau. Niekur nesilankau. Okay. Tie pagrindiniai mokiniai, kurie labai neklauso, kai aš budžiu, tai yra Deimantas ir Tomas. Čia lyderis tai Tomas būtų. 10. Sakyčiau, kad berniukai tikriausiai. Nu ką, Tomutės tikriausiai. Tomas. Kurie rečiausiai užeina į biblioteką. Gal iš 10 klasės Raminta. Sesės. Raminta. Raminta, Dovilė, Kamilė, aš. 3 merginos tai yra neskinų. Tie, kurie nori mokytis. Raminta, Dovilė ir Raminta. Taip. Visada. Žinoma. Ne?